kad mes kalbėjome apie Kainą ir Abelį, tai iš tikrųjų Biblijos, žiūrint per Bibliją, tai praeina 1600 metų nuo Kaino ir Abelio iki Nojaus arkos, bet tas visas tenai papasakojama labai greitai. Ten iš tikrųjų net nieko nėra pasakojama labai apie kas tame tarpe buvo. Tai va, o taip tai šiek tiek prisimenam, ką mes prieš tai kalbėjome, tai kaip aš buvau minėjęs, buvo prarastas tikėjimo pagrindas ir substancijos pagrindas. Jeigu taip apibūdinti tos du pagrindus tiesiog trumpai, tai tikėjimo pagrindas yra tikėjimas Dievo žodžio, o substancijos pagrindas yra išpildymas Dievo žodžio. Tai kaip tą galima paaiškinti, tai tikėjimo pagrindas. Tai Adomas ir Ieva, jie neišklausė Dievo žodžio, nes jie paklausė šėtono žodžio. Tai jie netikėjo Dievu, jie netikėjo Dievo žodžiu. Ir jie tada neišpildė Dievo žodžio, nes jie netapo ta šeima, kuri yra po Dievu, jie netapo kažkas, ką Dievas svajojo sukurti. To neatsirado priešais jį. Tai čia jau yra tos substancijos praradimas. Ir Kaino Abelio istorijoje mes žinome, kad kaip ir tikėjimo pagrindas buvo statytas, nes Kainas ir Abelis jie abu tikėjo ir jie abu darė paaukojimą, jie tuo tikėjo, bet substancialiai jie neišpildė to savo tikėjimo, tai kad jie nesusivienijo, mes kaip žinome, Kainas nužudė Abelį ir to susivienimo nevyko, dėl to substancialiai nieko neatsitiko. Tai Dievas niekada nesustoja, jisai toliau bando dirbti, toliau bando pratęsti savo apvaizdą ir taip mes nuo tos istorijos pereiname iki Nojaus istorijos. Ir kas buvo šiaip įdomu paskaityti, kad čia pacituosiu Bibliją, viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienos užuomojis sumanytas jų širdise linko visą laiką tik į piktą. Ir tarė, nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmonės, kuriuos sukūriau. Žmonės draugė su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs. Bet Nojus rado malonę Dievo akise. Ir čia iš tikrųjų toks gan įdomus Biblijoje momentas, nes mes pamatome, kaip Dievas vos nelabai žmogiškai elgėsi. Jisai gailisi, kad jisai sukūrė žmogų, jisai nori juos, kažkoks pyktis jį užjema, kad jisai net nori visus žmonės išnaikinti. Bet galiausiai Dievas pamato Nojų ir nusprendžia dirbti per Nojų. Aišku, mes kaip suprantame, kad Dievas yra absoliutus ir jisai negali staiga, jeigu jo valia yra absoliuti, sunaikinti visą pasaulį ir visą žmoniją. Bet mes taip pat matome, kad Dievas patiria emocijas ir Dievas tas tyras emocijas savo išreiškia Biblijoje, sakydamas, kad jisai gailisi, kad jisai nori visus iššluoti iš šitos žemės, bet galiausiai vėl jisai prisimena, kad jisai yra meilės Dievas ir kad ir prisimena savo valią, kuri yra absoliuti. Tai jisai nusprendžia, kad reikia ieškoti išeities, reikia ieškoti būdo, kaip viską galima grąžinti atgal taip, kaip jisai norėjo, kad viskas būtų. Ir tada mes prieiname prie tikėjimo pagrindo, tai kaip Nojus išpildė tą tikėjimo pagrindą, tai mes toliau matome, jisai susisiekė su Nojumi ir pasakė jam statyti arką toliau ir mes tada matome, kad Nojus viską darė taip, kaip Dievas jiems įsakė. Reiškia, Nojus absoliučiai pakluso Dievo žodžiui, Nojus absoliučiai tikėjo Dievo žodžiu ir jisai darė viską taip, kaip Dievas jam pasakė. Ir taip tada Nojus galėjo statyti tą tikėjimo pagrindą, kuris buvo prarastas. Ir kas įdomu pastebėti tam visam statymo procese Nojaus arkos, tai yra tokie skaičiai. Mes matome, kad jinai buvo statoma 120 metų. Ir jinai pastatyta buvo 3 aukštais. Potvynis truko 40 dienų. Tai iškart kyla, kodėl būtent tokie skaičiai, o ne kitokie? Kodėl ne 42 dienos arba kodėl ne 137 metai, pavyzdžiui? Kodėl ne 17 aukštų, kodėl tik tai 3? Ir Biblijoje yra tai parašyta, kad ten visos detalės, visi skaičiai, jie turi šiokią tokią reikšmę. Aš buvau kelias paskaitas atgal, kalbėjau apie 4 pozicijų pagrindą. Kas yra 4 pozicijų pagrindas? Tai 4 pozicijų pagrindas, tai mes kaip jį vadinam, tai yra Dievo idealas, ko jisai tikėjosi iš savo kūrinijos. Jisai tikėjosi būti centre šeimos, centre tarp tėčio, mamos ir vaikų.
Dievas užėmęs šitą poziciją turi santyki tiek su mama, tiek su tėčiu, tiek su vaikais ir jisai šitoj pozicijoje gali mėgautis tą meilę šeimoje ir būti kartu šeimoje ir gyventi šeimoje. Ir čia buvo Adomo ir Ievos užduotis sukurti tą 4 pozicijų pagrindą su Dievu, bet jie nesiklausė Dievo ir jie tada sukūrė 4 pozicijų pagrindą su Šėtonu. Šėtonas tapo jų centre, Šėtonas tapo jų šeimos centre ir jų davimas, ėmimas vyko tarp Šėtono, nebe tarp Dievo. Ir tai mes čia išvystome tą skaičių 4. Tai kodėl būtent tada 4? Tai 4 atspindi tą 4 pozicijų pagrindą, o 4 pozicijų pagrindas, kadangi buvo prarastas, jį reikia atstatyti. Dėl to Dievas per skaičių 4 ir dirba, nes jam reikia tą skaičių atstatyti. Tai čia mes matome, buvo arka statoma 120 metų, kas yra 40 kart 3. Ir tada kodėl 3 būtent skaičius? Nes 3 atspindi augimo stadijas. 3 augimo stadijas – formaciją, augimą ir užbaigimą. Ir šitas 3 augimo stadijas mes matome visur savo gyvenimuose. Mes galime žiūrėti plačiaja prasme į mūsų gyvenimą, kad mūsų formacija vyksta mūsų mamos pilve, tada mūsų augimas vyksta šitoj žemėje ir tada užbaigimas jau kada mes patenkam į dvasinį pasaulį. Arba galime netgi imti mažesnį spektrą ir žiūrėti tiesiog mūsų gyvenimą. Mūsų formacija vyksta mamos pilve, kai susijungia vyro ir moters kiaušialąstė ir spermatozoidas, tada mes šiek tiek vystomės mamos pilve, tada mes jau pradedam atrodyti kaip žmogus, bet vis dar kažkiek paaugame ir tada galiausiai gimstame. Tai vėl mes praeinam 3 augimo stadijas. Šitam gyvenime irgi mes būnam leliukais, po to pradedam augti, kol galiausiai pradedam subręsti ir jau tapti kaip tas tikras žmogus, kaip jisai turi atrodyti. Tai visur mes matome tas 3 augimo stadijas. Taip pat ir gėlėse ir taip toliau jos pirmą susiformuoja, tada pradeda augti ir tada jau tampa brandžios. Tai dėl to tas skaičius 4 turėjo praeiti pro 3 augimo stadijas. Turėjo praeiti pro 3 augimo stadijas, kad jisai būtų tobulai užbaigtas. Dėl to būtent 120 metų buvo statoma, kad tas skaičius 4 praeitų pro 3 augimo stadijas. Ir tada ta arka pati buvo pastatyta 3 aukštais. Vėlgi, kad atspindėtų 3 augimo stadijas ir atspindėtų visą kūriniją, nes Dievas iš dalies nori kūriniją iš naujo pradėti. Jisai viską nori vandeniu užtvindyti, kad pradėti naują kūriniją, dėl to ta arka jinai turėjo atspindėti tą naują kūriniją ir jinai buvo pastatyta tais 3 aukštais. Ir tada pats potvynis vėlgi trunka 40 dienų, kas simbolizuoja vėlgi tą atsiskyrimą nuo Šėtono, tą skaičiaus 4 grąžinimą atgal į Dievo pusę. Ta patį mes vėliau matome daug kartų pasikartojant per Bibliją. Netgi geras pavyzdys būtų, kai Jėzus darė savo 40 dienų pasninką, pačiam gale Šėtonas pas jį atėjo, kad jį gundyti. Dėl to, kad būtent vėlgi tas 4 skaičius jisai atspindi atsiskyrimą nuo Šėtono. Dėl to būtent to 40 dienų pasninko gale Šėtonas pas jį atėjo, kad bandyt paskutinį iššūkį jam duoti. Ir tai atrodo, čia šiaip savo kažkokie skaičiai minimi, bet iš tikrųjų kokią didelę reikšmę jie turi. Nežinau ar mums, bet Dievui tai jie tikrai turėjo didelę reikšmę, nes jisai viską bando atstatyti nuosekliai, į viską žiūri labai, net galim taip sakyti, logiškai ir viską po truputį daro. Tai ir jo, o čia aš norėjau užbaigti apie šitą paskaitą, kitoj paskaitoj jau tada toliau kalbėsiu, kas vyko po to, kad Nojaus arka buvo pastatyta ir po to potvynio. Tai ir ačiū visi, kas klausėtės, tikiuosi kažką gero galėjo gauti iš šitos paskaitos ir iki susitikimo kitą kartą. Iki.